Žemėjau į Puiver aerodromą, dar yra aukščio beveik 2 kilometrai, tačiau kelias skris toliau pastojo audros ir matosi Algirdas skrieja vos virš ežero šalia mūsų ir planuojame čia sustoti, pernakvot ir rytoj jau Pirėnų kalnais lėkti Portugalijos link. Kairėje pusėje matosi už sparno galo Pirėnų kalnai ir audros, kuriuose formuojas lietus ir kiti sluoksniai uždengiantis mūsų skrydį. Kadangi aš atsidaręs oro stabdžius, Algirdas ne, tai labai greitai Algirdas aukštėja. O Puiver aerodromas turėtų matytis po sparno. Štai ir jisai. Džiaugiamės perskridę šį visai nemenką maršrutą, beveik 500 km. Ir ties galėjome įveikti šiek tiek daugiau įnešios audros, bet nepaisant viso šito sėkmingai pasiekėm savo tikslą ir manau, kad tikrai dar turėjom ir laiko atsargos, kas suteikė papildomo saugumo ir orai nusimato puikus tiek ryt, tiek poryt, tai turėtumėm sėkmingai pasiekti Portugaliją už maždaug 2 dienų.